Sveiki visi, sveikinuosi iš mūsų labirinto parką ir šiandien noriu jumis supažindinti su labai ypatingu krūmeliu, tai yra Adelija. Kaip jinai skaniai kvepia, tai žinokit, visi lankytojai, kas atvyks pas mūsų, šitam kvapui nei vienas nelieka abejingas. O kvepia tas krūmelis nuo vidurio birželio iki tai pabaigos. Tai tada visa atrodo sodyba, visas parkas čia kvepia, nes yra va čia prie įėjimo du krūmeliai ir paskui va ten tame krūmų labirinte ten ne vienas daug prisodinta. Tai kai vaikštai tų labirintų, tai tiesiog pastoviai tie kvapai neini ir vienas kitą keičia. Tai va, visus laukia mūsų parke pasimėgauti visų grožį ir visais kvapais, kuriuos vasarą galit patirti. Esam telšiuos ir būžėmės tokiais gražiais ružavais kaštonais. Buvom Džiugo kavinukėj, pavalgėm skaniai desertų, išgėrėm kavytės arbatytės ir išėjom va toks grožis. Fantastika. Šiek tiek kvepia, bet svarbiausia grožis. Tiek naujienų. Ežeras prie Džiugo kavinukės ir labai čia faina. Sėdi kavinukį, mėgaujas tokį vaizdą. Kas bus į Telšiuos, tai būtinai apsilankykite Telšių Džiugo kavinukį. O dabar pradeda lyti viskas, skubam lekiam. Džiugo kavinukėje pasilepinom desertais. Tai va, draugė dar sako, mums mažai. Tai nupirko dar torto, tai lepinamės mes ir toliau šiandien. Tai tada sėdėjom traškyčių, va savo gražiuosius puodukus pasiėmėm, o ko nepasidžiaugti, nepasimėgauti ir reikia mylėti save. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis šitų irisų. Ai, nekvepia. Bet gražumą tai gražu. Oi, kaip gražu. Koks grožis. Labai. Atėjau nusiskinti, parsinešiu, pasimirksiu. Man labai patinka, kai kambary va taip žydi gėlytės. Labai faina pasimirkti vazytę. Na, o čia aguona. Kokia graži. Grožis. Neišpasakytas, laukiu, kai čia jos visos pražys. Pamatot, koks grožis? Fantastika. Pas mūsų dar darbai tęsiasi. Po savaitės. Jo, nes čia biški pertraukėlę buvom pasidarę, po draugę atvažiavus, tai mes taip ir neėjom darbuoti į tualeto kambarį. Toks dalykas yra, kad mes turim lempą ir mes sakėm perdažysim. Dažysim viską iš eilės. Rainė dabar užstojo. Šiais laikais yra labai madinga pasidaryk pats, perdirbk, tai mes taip ir darom. Ir čia dabaiginė viskas gerai, viskas bus vienodai. Ne. Per siaurą ką nupirkom. Ne. Tu žiūrėk, ar čia vienodai iki iš to žiūrint. Nes aš laiku ir man nesimato. Nu, tai aš išjungiu ir pažiūriu. Aną dieną džiaugiausi ružavais kaštonais. O dabar pažiūrėkit, kokie žiedai pas mūsų. Koks medis, kokios rožytės. Grožis. Neišpasakytas. Labai gražus medis. Aišku, ne vienas jau esate jį matę, bet kaip gera, kai iš čia šalia, o taip paėmė jį pasipuošiai. Labai gražu. Ir žinokit, kiekvieną rytą, kai einu darbuotis, tai visada sutinku zuikį. Zuikį ar kiškį, kaip jį pavadinsi, nesugadinsi, tai šį rytą irgi mačiau. Bet kol aš įsitraukiau telefoną, kad nufilmuoti ir pabėga, nu, va truputį parodysiu, kiek jis nudėkyta tokia užpakaliuką. Nesiseka man jų užfiksuoti. Nu, gal kada nors pavyks. Agnė pabaigėla visą čia uždėti, dabar gražu. Dabar dar Agnė spintelę statą vieną turim. Einam žiūrėti dar po apačią, va čia reikia padėti spintelę. Čia savęs yra, nes šiaip tai nelabai suprasčiau, kas čia dedasi. Palieku aš Agnę, einu aš pasiravėti čia apie namus. Trinkeles įsiravėti reikia, gėlinėlį. Agnė sakė statys, o aš galiu kitais reikalais užsiimti. Agnė negali dirbti, kai aš filmuoju. Gerai greičiau einu, kad galėtų normaliai čia statyti. Kalti, malti, kaip sakant. Gerai, einame skirstomis.
Labas rytas visiems. Tikiuosi, šiandien bus tikrai graži diena. Dieve, tai pasilgau saulės, smėlio, jūros, kad tiesiog taip norėtųsi atsigulti, papūti, pasimėgauti. Nežinau, man tai patinka. Šiandien šiek tiek su Agnyte važiuosim į Klaipėdą. Manau, kad nuvažiuosim ir iki jūros. Tai labai kažkaip taip laukiu ir va taip vis žiūrėjom į tos orus, kad saulė būtų. Tai šiandien prognozės, kad gal išlys ir pašildys. Taip norisi ir jūrai bristi, ir po smėlį gal basai pavaikščioti. Na, o čia va esu su chalatuku, kurį tada džyskė pirkau. Fainas, lengvas, švelnutis. Džiaugiuosi irgi to pirkinuku. O dabar kol rytas, einu persirengti, nešalta. Eisiu pasidarbuoti labirintus, papūnu su savo mintim. Iki 10 valandų rytą, va taip, kol lankytojai pradeda važiuoti, man patinka taip pasidarbuoti vienai, pabūti su savo mintim, ypač kai geras oras, mėgaujuosi tuo procesu, mėgaujuosi savo darbu, o kai ateina 10, pasidarom pusryčius, pavalgom. Pusryčių procesas tai pas mus ilgas, mėgstu tiesiog mėgautis, dėl to atsikėlus niekada nevalgau, išeinu tiesiog vandens atsigėrusi, nes man pusryčiai kažkoks toksai buvimas. Einu, pasidarbuosiu, nes paskui važiuosim. Atvykom su Agnyte į Klaipėdą, eisim į Vinviną, ragausim čia viską, skanausim. Ir tada prie jūros. O tada prie jūros. Graži diena, tai ta proga mes čia šiandien pasibūsim, pasilepinsim. Įsirinkau sriubytę su jūros gėrybėm, pažiūrėkit, kokio grožio ir kokia skani, aštroka, bet kadangi aš mėgstu aštriai, tai man viskas labai patinka. Ir dabar kol kas turime sūrio skurgyčių. Aš skanu Anglijoje tai paragavai. Tai va dabar aš ragausiu ir toliau mėgausimės, o ką daugiau. Tik tai mėgautis mes mėgstam. Ragavimai tęsiasi, Agnė filmuoja, fotografuoja, ką mes čia valgom. Agnytė makaronus labai skaniai. Aš lašišą, bet aš dar baigsiu savo sriubytę ir tada valgysiu. Aš jau tokia. Sočiai prisivalgėm, ir užkandis, ir sriubytė, ir lašiša. Ir aišku, mes dar nepasikuklinom, tai dar desertą ir kavytę. Be desertas tai tobulas. Tiramisu, šalta kavytė, vakaro žvaigimas. Nors dar nesibaigė, važiuosim prie jūros. Bet žinau, kaip aš tau padažiau highlighterį, kaip tau blizga. Čia Agnė mane šiandien padažė, papuošė, kad būčiau graži. Matot, kaip blizga highlighteris. Labai gražu. Pažiūrėk, kaip papuošta gražiai. Labai gražus. Tai valgom. Tai valgom. Atvažiavom į Palangą. Ir dabar eisim prie jūros, gražiai saulutė leidžias, tiesiog fantastika, mėgausimės. Persirengiau kokiai? Pasikeičiau viršų ir apsinuojau tapkės. O, kad patogiai būtų. Labai keista būti su tapkėm ir kostiuminėm visais tais viršum ir taip toliau. Tai pasikeičiau odinę striukę. Ai, čia gražiai atrodai. Biškį taip, žinai, suderinti su... Aš tai eisiu su aukšto kulniais. Įsivaizduojat, senamiestį susigadinau aš batus. Savo naujus. Vieną kartą nešiojau. Niekam užtepsigi, mokytų dažyti, uždažysi. Taip, ką, man viską išdažyti, duokit viską išdažysi. Gerai, ką mašinas nereikia dažyti. Ačiū Dievui. Ten reikėtų poliruoti gerai. Apžakinsim mašiną ir man reikia. Rakinam tą mašiną mes ir varom. Viskas. O nenori vandenį pasimti? Ne. O jei norėsi gerti? Aš gerti nenorėsiu, aš jas tiek privalgius, tiek prigėrusi, kad nieko nebenorėsi. Nenorėsi, nebent tu nori. Aš norėsiu, jo. Pasimk. Man daugiau nei lašų netilps, ašgi tau sakiau, kad nieks netilpa man. Nes mes nepagailėjom, nepakuklinom, sočiai prisivalgėm. Tiesiog viską. Užkandžiai, sriubytė, karštas patiekals, desertas, kavytė. Tai kuklios šį vakarą nebuvom. Labai norėjau pagulėti ant smėlio, tai vis tiek turim pledą. Ir mes ant jo vis tiek pagulėsim ir pasimėgausim dar šitos saulėlydžius. Aišku, būtina lūpytės pasidažyti prie jūros. Reikia jūrai pasirodyti. Ane? Koks lūpdažis. Rekomenduoju. Gerai. O va čia, gerai. O čia jūra, kurios pasilgom. Ir čia
Agnė, kuri ką tik dažėsi lūpytis. Tai va, galim dabar pasimėgauti saulėlydžiu. Oi, kaip gražu ir gera. Ir ant smėlio pagulėti. Tu tyčiasi iš manęs, ką? Kur tu ten nesimato tavęs, va prigulk. Gražu ir gera. Gražu ir gera. Labai faina. Gražus saulėlydis, gražus vakaras. Taip mes šiandien dieną ir užbaigsim. Ką aš norėjau pasakyti, aš pamiršau? Kad tau reikia dar parvairuoti. Ai, nu, tiksliai. Nes aš sau leidau šiandien išgerti alkoholinį kokteilį. Ir Agnė pažadėjo parvairuoti. Atvežė iš Klaipėdos į Palangą, dabar veš namo. Į centrą nevažiavau, važiavau aplinkui, tai todėl ir atvažiavau. Bet šaunuolė. Žodžiu, tas vairavimas. Abidvi mes šiandien mėgstam vairuoti. Ačiū, kad žiūrite. Ir iki malonaus. Ir matysime kitame video. Iki.